mojuojam su savo vėliava, įplaukiam, keltas stovi Visbio, ten Visbį, kaip viduramžių bažnyčia. Dangus toks apsiniaukęs pasidarė, o rytas buvo labai saulėtas. Plaukiam į Burgsviką, nes pro Burgsviką grįžti atgal į Klaipėdą bus geriau, bus ramiau. Plaukiam. Ką? Pro Lidlą Karso salą plaukiam. Iš Gotlando kaip sekas plaukti? Gerai, sklandžiai. Nu. Įsibuojamus. Šiandien visą dieną pakrantę. Ilga vakarą. Atrodo jau. Ne, neilgai truks ir tuoj mes nebematysim jos. Tai va. Bet taip vėjas, leventikas, kaip nosį. Neleigusi bėgėti. Nu. Sugrįžom į Burgsviką, ką tik prisišvartavom, bet uostas atrodo visai kitaip. Dabar nieko nėra. Tuščia, taip kaip ir Visbis ištuštėjo, taip ir pasirodo visa sala ištuštėjo. Bet ištuštėjo vakar. Nu, šiandien rytą gal. Nes vakar dar buvo šurmulys didelis, šventė, kažką gal vietiniai. O dabar ruošiasi mokyklai. O taip, va, o mes nepramegojom daug. Nu, kur primits, leisim vėliau. Mes turim trimitą, bet turim lūpinę armonikėlį ir giutalelę. Bet neįmanoma pasimokyti, todėl kad užsupat mane. Darom ką galim. Kad tik išsaugotumėm ramybę. Ten gal dar yra besimaudančių. Galimai. Vėl gražus debesis čia. Po visos dienos plaukimo atėjom į Burgsviko centriuką. Tiesiog prasivaikščiot, pamankštint kojas, visi gavo mėgiamų gėrimų. Gal nemėgiamų, norimų gėrimų, taip sakyti. Apelsinų sulčių. Ir ne apelsinų sulčių. Dar čia yra veikiančių, besiaučiančių vietelių. Penktadienis kaip nekaip. Kokie metaliniai laiptai. Aha. Aha. Kempingas taip pat ištuštėjo, o aš einu rinkti čiobrelių. Turiu paskubėti, nes šiandien jau išplaukėme per Baltiją į Klaipėdą. Turim spėti iki ateinančios audros, kuri numatoma jau sekmadienio vakare.